Sveiki visi, mano vardas Karolina Šablinskytė ir šiandienos tema – visiems reikia baltymų. Baltymai yra reikalingi ne vien tik raumenims ir jų reikia ne vien sportuojantiems vyrams. Ir jų reikia ir moterims, ir vyrams, ir jauniems, ir seniems, ir aukštiems, ir žemiems, ir aktyviems, ir pasyviems. Baltymai reikalingi ne vien raumenims. Jų reikia visoms organizmo funkcijoms, tokioms kaip hormonų balansas, fermentų gamyba, organizmo audinių atstatymas, sveikos odos, plaukų ir nagų palaikymas. Baltymai yra svarbiausias makroelementas ir kai žmogus valgo nepakankamai baltymų, tada organizmas juos naudoja pačiomis svarbiausiams funkcijoms, o tokioms mažiau svarbioms funkcijoms kaip odos, plaukų ir nagų palaikymui jų gali ir nebelikti. Ir jeigu odos būklė yra prasta, tai reiškia trūksta organizmui baltymų. Kad organizmas pilnai funkcionuotų, jam reikia apie 1,8 gramus baltymų kiekvienam kilogramui kūno masės. Daugiau baltymų organizmui tikrai nepakenks ir tai išeis į naudą. Organizmui reikia pilnaverčių gyvulinės kilmės baltymų ir su visom amino rūgštimis. Taigi, mielosios moterys ir vyrai, vartokite baltymus, nes jų reikia visiems, ne tik kultūristams. Ir būkite sveiki, būkite gražūs ir geros dienos.